šiandieną Megami studijoje kalbame su Evelina Pliaterienė apie sveiką mitybą, kaip maitintis sveikai be dietų. Ir turbūt daugam kyla klausimas, oi, čia dietos, čia dabar turbūt reikės labai daug dietų laikytis. Iš tikrųjų labai sunku, gal beprasmiška klausyti šitos temos, nes vis tiek aš neturiu valios, neturiu stiprybės, atrodo, ai, čia ne man. Bet labai džiaugiuosi susipažinusi su Evelina ir išgirdusi jos filosofiją, nes iš tiesų dabartiniai visuomeniai šiai dienai yra tiek daug įdomaus mokslo, kuris yra ištirtas ir galima atrasti tiek daug dalykų, kurių dėka mums nereikia laikytis dietų ir galime maitintis sveikai. Netgi ne tam, kad tik svorį numestume, netgi ir tam, kad subalansuotume tam tikrus savo kažkokius sveikatos sutrikimus ir daugelį kitų dalykų, bet apie tai daugiau papasakos pati Evelina. Tai jeigu turėsite klausimų, rašykite, klauskite, jeigu stebėsite laivą vėliau tik tai įrašą, tai taip pat galite klausti komentaruose savo klausimus. Ir po šio laivo mūsų specialistė Evelina atsakys jums į klausimus. Labas, Evelina. Kaip tu jautiesi? Ačiū, puikiai. Ja. Tai labai smagu, kad tu šiandien pas mus atėjai ir smagu, kad mes taip susiorganizavom šitą mūsų video, prisirašėm pasišnekėti, nes tikrai, manau, turi daug ką papasakoti savo ir klientam, ir ne savo klientam, ir tikrai aktualia tema. Ir norėčiau, kad tu trumpai pasakytum, apie ką mes šiandien šnekėsim ir kas tavo manymu yra svarbiausia, kokia tema šiai dienai būtų svarbiausia, nes dabar atrodo, ką tik beįsijungia ar TikTok ar kažką, atrodo visur yra, viskas apie sveiką mitybą, sveikus receptus ir tu nežinai, kas yra sveika, kas ne, kaip ir ta keto mityba, sveika, paskui sužinom, kad nelabai sveika. Tai norėtume išgirsti tavo nuomonę, tavo patirtį, tavo žinias. Tai aš labiausiai tai noriu pasakyti tokius paprastus dalykus, ką šiandien galima padaryti, kaip šiandien galim pakeisti savo lėkštę, kad jinai taptų sveikesnė ir palankesnė mitybai. Tai ir turbūt, ypač turbūt ir ta auditorija mūsų labiau moterų, ir visom dabar pavasaris, keičiasi garderobas, netelpa į rūbus ir žodžiu tie kilogramai labai aktualūs ir ką daryti, ko griebtis ir kad greitai būtinai reikia. Pavasaris ateina vasara. Taip, čia toks labai dabar jau bumas šitų visų dalykų. Tai pirmiausia, turbūt norėčiau pasakyti, kad reikia nusiraminti, nesigriebti kažkokių drastiškų dalykų, nepulti kraštutinumus, jokių būdų nenustoti valgyti, o kaip tik atvirkščiai valgyti, galvoti, ką mes valgom. Ir tas maitinimas jis turi būti reguliarus ir apie ką šiandien noriu pasakyti, tai būtent kas turi būti toje lėkštėje, kad ir kilogramai, pirmiausia, tai jų nedaugėtų, kad jaustumėmės gerai ir galbūt netgi ir sumažinti tą svorį kažkiek iki vasaros dar turim laiko. Tai kokia ta paslaptis, kaip galima tą padaryti, kad mums nereikėtų laikytis dietų? Na, žinai, aš pas Eveliną kreipiausi dėl to, kad atrodo, man nereikia tos dietos ir pakankamai normaliai maitinuosi, bet pasižiūri savo kraujo tyrimus ir randi, kad jeigu taip ir toliau poreikis saldumynams, tai ir diabetas ateityje laukia. Tai džiaugiuosi labai, kad Evelina man sudaro mitybą ir tai pasižiūriu, ką aš darau blogai, reikėtų tą ir tą. Bet kaip maitintis, atrasti to, kad neišprotėti, kad, atrodo, bijai jau kažką net į lėkštę paimti į burną, kad valgyti su pasimėgavimu ir baime, kad maistas yra mūsų draugas, o ne priešas. Taip, čia yra labai labai svarbus momentas, kad draugystė su maistu jinai yra labai svarbi, kaip ir draugystė su kūnu yra labai svarbi, kad mes turėtumėm pozityvų požiūrį į savo kūną ir taip pat į maistą žiūrėtumėm kaip ne į priešą, bet kaip į sveikatos šaltinį, ilgamžiškumo šaltinį ir tos geros savijautos šaltinį. Tai
turbūt nuo ko labiausiai norėčiau pradėti, kas buvo susiję ir su tavo mityba, tai yra tas saldumynai. Ir tai yra daugelio bėda, kad kaip jiem atsispirti, ką daryti, kaip juos valgyti, kiek juos valgyti, ar apskritai juos galima valgyti. Tai mano atsakymas yra toks, kad taip juos galima valgyti. Geras, galima valgyti. Aš žinokit, tą ir darau. Kažkada Evelinai nusiunčiau savo pietus, sakau, žiūrėk, ledas. Mano pietus. Jo, buvo. Evelina nebuvo labai laiminga. Bet svarbu prisipažinti. Bet jo, tą vertinu labai iš tikrųjų. Tai va, tais saldumynais aš noriu pasakyti, kad apskritai mūsų mityboje yra labai svarbus tie pagrindiniai makro medžiagos, tai yra baltymai, riebalai ir angliavandeniai. Aišku, yra kalorijos, kurios atkeliauja iš šitų makro medžiagų, bet ir svarbiausia žaidimą žaidžia angliavandeniai. Ir svorio, ir energijos tame lygyje, kaip mes jaučiamės. Tai vat apie juos norėčiau ir kalbėti. O kas yra angliavandeniai? Gali žmonėms pasakyti, kad gal žmonės kartais maišo, kas yra būtent koks produktai, kokie produktai yra angliavandeniai? Taip, tai angliavandeniai pirmiausia tai yra, kaip atskirti, tai yra energija, ne? Tai yra greita energija, baltymai yra statybinė medžiaga, tai paprastai kalbant, riebalai yra ir apsauginė, ir taip pat energija, tačiau ta lėtesnė energija, o angliavandeniai yra ta greita energija, kurią čia ir dabar mes gaunam ir turim naudoti. Tai yra bandelės, makaronai. Makaronai, bandelės, visos kruopos, miltai, vaisiai, uogos, saldumynai visi. Vaisiai, uogos irgi prie angliavandenių priskiriama, ne? Taip, dėja taip. Tai va, tai dabar, kad teisingai maitintumės, mes turim atskirti, kur tie kokie angliavandeniai yra. Ir būtent saldumynai, ne, tai yra va, tas cukraus šaltinis, bet cukraus yra ir kitų šaltinių, dėl to, kas mums svarbu, kad būtų balansas, kokį kiekį, kada mes juos valgome. Nes pirmiausia, reikia suprasti tai, kad angliavandeniai yra energija, kuri turi būti sunaudota. Jeigu mes grįžtame namo, tai yra vakaras, mes einame, pavalgome, einame žiūrėti televizoriaus, tada mes einame miegoti, tai logiškai suprantam, kad ta energija jinai niekur neišsieikvos ir dėl to tą kiekį reikėtų paskaičiuoti taip maždaug, kiek galima būtų valgyti. Ir su saldumynais irgi yra tas pats, kad mes juos naudojame tada, kada judame, tada ta apykaita vyksta ir jeigu tai yra dideli kiekiai, tai žinoma, kad tai nebus gerai. Tai aš kaip suprantu, tos angliavandenius tai geriausia naudoti ryte per pietus, tada, kada mes jau išjudam tą angliavandenius, taip? Tai va dabar, žinoma, kad tas yra taip, bet pirmiausia, aš norėčiau papasakoti truputį, kaip tai vyksta. Kad yra iš angliavandenių, mes gauname energiją, bet tai yra ir cukrus, ir medus. Tai yra bendrai, jeigu kalbėti apie cukrų, tai yra daug labai šaltinių. Ir tie patys vaisiai, ir medus, ir sirupai. Bet yra gliukozė, bet yra ir fruktozė. Taip, yra gliukozė ir fruktozė. Jos šiek tiek skirtingai veikia mūsų organizmą. Tarkim, ir kaip greitai ta gliukozė, reiškia, kaip greitai pakelia cukraus kiekį, gliukozės kiekį kraujyje. Tai tas mums yra labai svarbu. Ir kuo daugiau mes turime tos gliukozės kraujyje, tuo ta apykaita vat, ir būna, kad tas per didelis kiekis, neišeikvotas kiekis. Tai pagal tai mes kiekius ir reguliuojamės. Jeigu daug judame, daug sportuojame, išeikvojamas ląstelės eikvoja daug daugiau energijos. Iš tos gliukozės tai yra gaminasi energija ir jos tai eikvoja. Jeigu mes nejudame, jeigu mes pasyviai kažkaip tą dieną leidžiame, tai tos gliukozės mums reikia mažiau. Ir
į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį, kad yra saldumynai, tačiau yra ir košės, yra makaronai, yra duona. Duona svarbiausia, kad negalima duonos nusipirkti be cukraus. Visi mėgsta ir čia yra tokia bėda. Pagrindinis lietuvio maistas. Taip, bet tai yra vis tiek, tai yra ta pati gliukozė, tas taip pačiai kelia cukraus kiekį kraujyje ir neišeikvota ta energija keliauja į riebalinės atsargas. Ir dabar dar norim papasakoti tokį, kaip galbūt kažkaip, kaip atskirti labiau ir kaip sveikiau pasirinkti. Tai gliukozė, tarkime, kad, pavyzdžiui, cukrus yra tai sudaryta ne gliukozė ir fruktozė. Tai yra. Pati fruktozė yra, jinai saldesnė negu gliukozė. Jinai mažiau kelia insulino, taip, tą kasos hormoną, kuris pagrindinis tvarko tuos angliavandenius mūsų. Ir reiškiasi, gliukozė, fruktozė yra saldesnė, šiek tiek jos mažiau turbūt reikia. Jos truputį mažiau reikia, bet kaip vyksta apykaita. Taip, gliukozė, jinai turi, kuomet atsiduria ląstelėje, gliukozė patenka į ląstelę ir mitochondrijos ląstelė gamina energiją. Tos energijos ląsteliai tiek, kiek reikia, tiek jinai jos ir sunaudoja. Tarkim, jeigu judam daugiau, jeigu kažką veikiam, mes jos daugiau sunaudojam. Jeigu tos poreikis jau patenkintas energijos, mes turime perteklių gliukozės. Kas vyksta? Gliukozė keliauja į atsargas. Tos atsargos iš gliukozės yra saugomos raumenyse, tai yra glikogeno pavidalu, verčiama į glikogeną, tai yra raumenyse ir yra dalis dar kepenyse. Bet pagrindas yra raumenyse. Tai yra tam tikros saugyklos, kur reiškia, ta energija laukia, kada ji bus panaudota. Ir va taip, čia yra svarbus momentas. Jeigu žmogus turi aktyvus, tarkim, jisai sportuos kitą dieną ar po 2 dienų jisai sportuos, tą glikogeną mes sunaudojame. Ir viskas yra puiku. Jeigu nenaudojame jo, tas glikogenas virsta riebalais, bet tai nėra tai vyksta ne iš karto. O fruktozė veikia šiek tiek kitaip. Fruktozė savo saugyklų neturi visiškai ir jinai keliauja tiesiai į riebalus. Aha, aš net šito nežinau. Taip, tiesiai į riebalus. Ne. Jinai neturi tos, sakau, saugyklos, nors jinai turi... Bananas, pavyzdžiui, uogos tiesiai į riebalus. Bananas ir uogas skiriasi. Dar galėsiu papasakot, kodėl. Bet taip, tai yra taip. Ir pavyzdžiui, jeigu kur yra, tarkim, yra daug saldiklių, kurie yra fruktozės pagrindu, nes jinai yra saldesnė. Tai va, ją naudoja ir pramonė naudoja, bet fruktozė mums yra tikrai nėra naudinga. Mes turime ją gauti tik iš, kaip tu paminėjai, uogas, tai yra tas šaltinis, kur mes gaunam daug dar gerų medžiagų. Ir vitaminų gaunam. Taip, antioksidantų mes gaunam vitaminų, taip, čia toks svarbus momentas. Tai va, ir su ta fruktozė atsitinka tokie dalykai, kad ji verčiama tiesiai riebalais. Tiesiai riebalinės atsargas keliauja ir tas perteklius, tą mes matome. Ir dažna klaida yra manyti, kad vaisiai yra labai sveika, tai yra palankus sveikatai, tai yra taip, bet tai yra kiekiai. Kiek mes jų valgome, nes dažnai ir su klientam kalbam kaip tarkim, vynuogių didelį kiekį, bananų labai mėgiami. Tai yra dideli kiekiai, kur yra tos fruktozės vienu metu ir jinai yra labai staigiai patenkanti į kraują, tai yra tie tokie staigus šuoliai ir tai keliauja į riebaliukus. O tai daržovės, pavyzdžiui? Tai va, daržovės turi kas kita, tarp kitko irgi turi ir fruktozės, bet iš angliavandenių
visos grupės mums labai svarbu valgyti tuos angliavandenius, kurie turi skaidulų. Tai skaidulos tai yra sveikatos šaltinis ir visur, kur yra skaidulos, mes turim tą maistą ir rinktis. Aš kiek pamenu iš biochemijos egzamino, tai skaidulų turi 25 gramai būti per parą, 25-35 gramai kiekvieną dieną žmogus turi gauti skaidulų. Ir čia yra privaloma. Kiekvienas avokadas per dieną privalomas, kaip skaidulos 25 gramai. Ir jas surinkti iš tikrųjų yra labai sunku. Bet tai kaip tai padaryti? Visur barstyti sėklas. Pirmas dalykas, tai turi būti daržovės su kiekvienu valgymu, su kiekvienu, nes tas kiekis, skirtingai aišku, skaidulų turi daržovės, va tarp kitko tavo minėtas avokadas, tai yra puikus šaltinis, ne tik skaidulų, bet ir tų labai gerų riebalų. Bet suvalgyti, tarkim, jeigu skaičiuot skaičiais, kiek dienos metu reikėtų daržovių suvalgyti, tai yra didelis kiekis, tai minimum 400 gramų. Tai vienu valgymu, tarkim, jeigu žmogus mėgsta daržovės, tai jisai suvalgys, bet kam yra sunkiau ir tikrai yra labai daug žmonių, kurie apskritai nenori, nemėgsta, valgo tik kelias daržovės. Ir čia yra problema. Tai va, tai iš tų daržovių mes turėtumėm jas valgyti su kiekvienu valgymu ir skaidulų jau pakankamą kiekį mes gauname. Tada yra viso grūdo produktai, tai yra kruopos, tarkim, tai jos irgi turi tą poveikį, tos skaidulos yra, bet reikia atkreipti dėmesį, kokias kruopas valgome. Ar tai yra viso grūdo, ar tie grūdai yra šlifuoti, ar jie yra perdirbti, ar tai yra dribsniai. Miltai, jeigu miltai, tai irgi ar tai yra viso grūdo, nes jeigu įprasti tie aukščiausios rūšies miltai, jie neturi visiškai skaidulų, jie turi labai daug, galima sakyti, cukraus, nes tie miltai patekę į mūsų organizmą, jie labai staigiai pakelia gliukozę kraujyje. Ir tai veikia lygiai taip pat kaip cukrus. Bandelė, pavyzdžiui. Bandelė, taip. Aš dar truputėlį, Evelina, jeigu turite klausimų, klauskite, rašykite, komentuokite, mes taip pat visą šitą laivą mielai atsakinėsim jūsų klausimus ir turite puikią progą pasikonsultuoti su Evelina šito laivo metu. Atsiprašau pertraukų, bet tiesiog dar tokį priminimą norėjau. Taip, dabar, tai dėl tų skaidulų, tai kokio dar, kokį turi poveikį tą gerąjį, kad skaidulos, tai yra tie angliavandeniai, kurie būtini žarnynui. Jeigu norime būti sveiki, turėti sveiką odą, čia yra nes ant odos matosi mūsų žarnynas iš karto, mūsų skrandis, mūsų visa virškinimo sistema. Tai skaidulos yra tas maistas gerųjų bakterijų, tiesioginis tas, kaip mes jas maitiname, puoselėjame ir turime sveiką žarnyną. Ir reikia, tiesiog kiekvieną dieną apie tai reikia pagalvoti. Jeigu tai nėra įprotis, tai reikia tokį įprotį formuoti. Ką aš dabar ir darau. Taip. Labai sunku. Kaip galime papildyti, tarkim, jeigu valgome daržovės, tada skaidulas galim gauti iš sėlenų. Yra avižų, kviečių, linų sėlenos, gysločio labelės, taip pat labai daug turi sėlenų. Tai tiesiog įberti į košę, į kažkokį net ir gaminant mėsos patiekalą, tarkim kaip kotletus, mes galim vietoj kiti deda džiūvėsėlius, ten miltus, kažką, batonus, tiesiog galim dėti sėlenas. Tada nes turi tą surišimą jo, tačiau jau papildome keliais, man jokio skirtumo nėra tikrai. Aišku, čia tas skanu ir neskanu, reikia labai pagalvoti dar, kas ir sveika. Kartais tas neskanu, bet jeigu žinom, kad mums reikia surinkti tas visas medžiagas, tai pasidaro skaniau. Tiesiog. Taip, čia, kaip pasakyti, įgūdis reikia vis tiek po truputį turbūt ir formuoti. Jeigu negalim tą ir daržovę išmokti valgyti daugiau negu vaisių ir visą kitą. Taip, tai ir apie vaisius irgi, kas daržovės, mes jų neturime riboti apskritai. Avokadų, tarkim, 5 moteriai per dieną tai tikrai bus per daug, nes viršysime riebalų kiekį.
bet visos kitos daržovės yra neribojamos ir jų labai svarbu rinkti skirtingas spalvas. Skirtingos spalvos mums signalizuoja apie skirtingus antioksidantus ir visos, jeigu imti visus skirtingus daržovės ir tas pats yra uogos, vaisiai, tai mes turime skirtingą reiškiasi jų kiekį. Tai va dėl to lėkštėje turėtų vyrauti, pavyzdžiui, bent 3 spalvos. Jeigu daroma salotas, tai būtų 3 spalvos. Ne vien tik, kad žalia mes matome, kad turi būti raudona, oranžinė. Geltona bulvė. Taip. Va, ir reiškiasi apie tas daržoves, tai tas, kad valgyti daug. Dabar ta tokia mūsų lietuvių labai pamėgta daržovė bulvė. Taip. Tikrai jos yra daug pas mus mityboje, taip? Tai pas italus makaronai, o pas mus bulvė. Atrodo, kuri blogybė geresnė. Bet turbūt, nežinai, va čia tu gal galėtum atsakyti. Bet, lietuvių be bulvės gyventi, nors šiuolaikinis žmogus ir žiūrėk, restoranuose jau bulvių praktiškai nebėra. Jau bulvės išimamos yra. Ir bent jau kavinėse. Ypatingai koks, jeigu restoranas, žinai, tai taip, tada taip. Bet namuose tai vis tiek paprašiau, žinai, ir skaniau tą mūsų bulvę išsivirti. Kaip suderinti tą bulvę su kita mityba? Pirmiausia, ką reikėtų su bulvėm, tai, atsisakyti gruzdintų bulvių. Tai jau yra tas produktas, kurį iš tikrųjų reikia išmesti. Jeigu gruzdinam namuose, tai jau čia kitas klausimas. Man norėjau klausti, jeigu mes patys tą bulvytę gruzdinam gruzdintuvai ar keptuvai geriau gruzdintuvai negu keptuvai? Tai gruzdintuvai bus daugiau. Tu turi omeny karšto oro gruzdintuvę? Jo. Tai ten taip tinka puikiai. Mes jeigu keptuvai kepam. Jo, tai žinoma, kad gerai gruzdintuvė labai, aš turiu omeny, kur riebaluose daro. Tai va, jeigu, pavyzdžiui, kur kepam keptuvai namie. Jo, nes, žodžiu, viskas, kas yra gaminta namuose, visada bus geriau. Visada. Ir ypač gruzdinti visi produktai, ne tik bulvės, bet ir, pavyzdžiui, mėsos tie patiekalai visi. Kodėl jie yra mums nenaudingi ir, sakyčiau, žalingi sveikatai, tai yra dėl tų riebalų, kuriuose kepa. Juos naudoja žemiausios kokybės, jie yra kaitinami daug kartų ir yra keičiami jau... Jie virsta į bloguosius riebalus, omega 6, ne? Jie virsta į transriebalus. Transriebalus, taip. Taip, o kadangi tie riebalai yra, kaip sakau, tos kokybės prastesnės, tai yra renkamas ir pigus variantas, tai yra tie sėklų aliejai, kurie turi labai daug omega 6 riebiųjų rūgščių. O mums yra svarbu, taip, tai ne tik saulėgrąžų yra ir kiti, bet mums labai svarbu santykis tarp omega 3 ir tarp omega 6. Gali būti ir daugiau omega 6, bet jeigu omega 3 irgi yra pakankamai daug, viskas gerai. Bet jeigu tas santykis yra neteisingas, omega 6 yra daugiau, tai yra uždegiminiai, brūkšnelis uždegimas mūsų organizme, kaip pasakyti. Kaip tai paskaičiuoti? Tą paskaičiuoti, sužinoti, bet kaip atkreipdėmėsi, tai... Pabaigsiu dar apie tą gruzdinimą. Ir kai tuos riebalus dar kaitina, jie keičia savo struktūrą ir keičia į labai blogą pusę, tai yra tampa tie toksiški hidrinti, kitaip dar riebalai, dažnai dabar turbūt tas terminas yra naudojamas. Ir tai yra tiesiogiai susijęs su širdies kraujagyslių ligomis ir didina mažą tankio cholesterolį. Tai šitie riebalai yra blogi. Dėl to ko reikėtų iš tikrųjų atsisakyti ir valgant ne namuose, tai yra tų visų gruzdintų patiekalų ir bulvės yra. Tai yra ir krakmolas, ir tas blogas riebalas viename, dar užpilom Coca-Colos ir žodžiu viskas. Magdonaldas, pavyzdžiui. Gaunasi, jo. Ir tai baigiant... Jeigu dar tada, kadangi pradėjom apie riebalus, tai dar noriu apie tos riebalus truputį išsiplėsti, pato grįšim prie bulvės. Kad ir minėti mano omega 6 ir omega 3. Tai mums yra labai svarbu omega 3. Omega 6 mums jinai yra būtina, bet mes jos jau gauname su maistu.
Tačiau omega 3 yra ta riebioji rūgštis, kur yra būtina ir odai, tarp kitko, yra labai labai svarbi. Ir daug žmonių nevalgo žuvies. Riebi žuvis tai yra pagrindinis omega 3 šaltinis. Ir nemėgstantiem, retai valgantiem, tai reikėtų tada jau atkreipti dėmesį į sėklas. Tas omega 3 toks šaltinis iš sėklų tai yra linų sėmenys, yra čija sėklos. Ir tas, ką dar norėčiau paminėti, kur tas šaltinis yra toks rimtas, tai yra linų sėmenų aliejus. Tai yra tas šalto spaudimo, toksai, jis gali papildyti omega 3 riebiosiom rūgštim, tačiau jis yra nekaitinamas, jis naudojamas tik salotoms pagardinti, arba tarkim įsipilant į košę, bet ne į verdančią košę, o jau tokią, kurią valgome. Tai laikomas yra šaldytuve, tamsiame butelyje, nes labai jautrios oksiduojasi greitai tos rūgštis. Tai va, kai jau apkarsta, tai jau ženklas, kad jau tas riebaliukas pakitęs. Tai jau reikėtų keisti. Va, ir taip pačiai gali būti ir pačios sėklos naudojamos kaip linų sėmenys, tik jas reikėtų malti. Tu gerai prieš tai dar išmirkyti, susimalti ir įvairūs kokteiliai gali būti irgi košės, salotas, papildyti kažkur. Aš pamenu, kai tu darei mums planą, sakei, kad tas mirkymas, tų riešutų visų sėklų yra labai svarbus mityboje. Gali trumpai pasakyti, kodėl? Pirmiausia, pavyzdžiui, kas liečia riešutus, tai jie yra skanesni, iš tiesų yra skanesni mirkyti riešutai. Kitas dalykas yra daug geriau sukramtomi. O tas yra irgi svarbu, mūsų žarnynui yra svarbu, kaip mes kramtome maistą. Ir kitas dar dalykas yra tai, kad geriau įsisavinamos medžiagos. Tiesiog mes iš tos sėklos gauname daugiau maistinių medžiagų. Ypač sezamas, linų sėmenys, jas būtina malti, nes organizmas, lobelė yra labai tvirta ir neįsisavinamos tos medžiagos, kurios yra viduje sėklos. Kaip įdomu. Va, dabar dar apie bulves, ne? Taip, tęsiam temą bulves. Tęsiam temą apie bulves, tai kaip ir makaronai, taip ir bulves, tai yra krakmolo turintis produktas. Ir mūsų gliukozė kraujyje kelia pakankamai smarkiai. Tai yra pakankamai aukšto to glikeminio vadinamo indekso produktai. Ir kaip mes dabar galim, jeigu vis tiek labai mėgstam bulves, makaronus, valgyti juos galima, bet mes turim truputį valgyti gudriau. Tai pirmą nesirenkam tada, kai jau judesio mažai, fizinio krūvio mažai, tai yra vakaras nes čia tame patiekale bus tikrai daug angliavandenių, tai mes gausim daug energijos, kurios energijos nepanaudosim, jeigu nepanaudosim, keliaus mums riebalinės atsargas. Tai va, nebent mes ryte sportuosime, svorius kilnosime, tada taip. Bet kas galėtų sumažinti, sulėtinti tą gliukozės patekimą kraujyje, tą didesnį šuolį, tai yra baltymai ir skaidulos. Skaidulos yra, geriausias dalykas yra daržovės, tai mes suvalgom šalia daržovės ir baltymai tai yra, mėsa, žuvis, kažką deriname, kur yra baltymų šaltiniai. Ir tokiu atveju ta gliukozė neįsiskirs taip staigiai į kraują, tai bus lėtesnis pakilimas kraujyje gliukozės ir ląstelės vienu metu negaus to pliūpsnio didžiulio perteklinio gliukozės. Tai jau automatiškai bus sveikiau. Va, todėl kaip, tarkim, savaitgalio pietus, gali būti ir tie patys makaronai, ir tie bulviniai patiekalai. Tarkim, jeigu gaminame makaronus, tai būtinai šalia daržovės, sakau, pirmiausia, jeigu pačioj pradžioj netgi suvalgysim dubenėlį salotų, tai bus labai gerai. Prieš patiekalą. Prieš patiekalą, taip. Tai jau bus labai labai geras.
Tai jau skirtingai, nes jeigu mes žiūrim į gliukozės kiekį kraujyje, tai jau po nesiskaitys. Jeigu valgysim prieš, tai tada tos skaidulos jos sulėtins žarnyne gliukozės įsisavinimo. Va. Toks yra dalykas. Ir pavyzdžiui, kad šalia, tarkim, bus liesa mėsa. Makaronai, pavyzdžiui, ten su kažkokia vištiena mes gaminsime. Arba, tarkim, su krevetėm gaminsime. O tai kaip skanu tie padažai? Padažai taip. Tai va, su padažais irgi yra, bet prie makaronų alyvuogių aliejus. Puikus derinys. O grietinėlės padažas. Tinka, viskas yra gerai, kas jeigu tikslas yra dar ir sumažinti svorį, tai jau tada reikėtų mums vis tiek skaičiuoti tą kaloražą. Ir koks makaronų kiekis, koks tada dalį, tarkim, kaip aš receptuose rašau tokiu atveju, kad tarkim, tai užparaginės pupelės, makaronai, mėsa ir ten kažkokio, tarkim, kreminės varškės, tos kreminio sūrio, atsiprašau, ne varškės įdėti. Tai duoda tą kremiškumą, bet jeigu pilsim riebę grietinėlę, tai jau ten kaloražas kyla iš karto. Evelina pasakė, jeigu laikomės dietos ar norim svorio numesti, man tikrai labai patiko Evelinos sakinys, kad netgi laikantis, nelaikantis dietos, norint numesti svorį, turi pakankamai valgyti ir pakankamai daug didelėm porcijom. Man labai patiko tas tavo posakis, požiūris ir šiai dienai atrodo, tikrai tu neturi vargti ir čia kažko atsisakyti ir badauti. Dar turbūt apie tą protarpinį gal badavimą šiek tiek gal vėliau pašnekėsim, bet žmonės, kurie tikrai labai daug dėmesio skiria mitybai, jiems yra labai svarbu pavalgyti, tas, aš manau, yra labai svarbu, kad žmogus suprastų, kad jis gali valgyti ir, kaip tu sakai, didelėm, turi pakankamai didelėm porcijom valgyti. Tai aš manau, irgi tas imponuoja, suteikia tokios vilties, kad va, aš galiu maitintis tiesiog sveikiau ir jau numesti svorio. Taip, čia yra labai klaidingas toks požiūris, kad jeigu jau mes mažinam, kaip pirmiausia, tai mažinam kalorijas, bet ir atrodo iš karto jau badausim. Kalorijos yra pirmiausiai, tai turim žinoti, iš kur jos ateina, iš kur mes tas kalorijas gaunam, nes yra didžiulis skirtumas, ar mes gausim iš baltymų, ar iš tų pačių angliavandenių, ypač iš cukringų angliavandenių, iš cukrų. O valgyti, kodėl mums yra svarbu? Jeigu tik norim susireguliuoti svorį, būtina valgyti tam, kad mes būtumėm sotus. Jeigu mes būsim alkani, tai kiek laikysimės? Taip, tai dažniausiai, bet kai būnam, priklausomai kiek žmogus turi valios. Jis gali vieną dieną laikytis 2, 3, 4, 5, viskas. Ateis kažkas į svečius ar kažkur kitoje aplinkoje ir kas atsitinka, persivalgymas. Tada vėl kaltės jausmas ir tas toks voverės ratas. Todėl nuo ko reikia pradėti, tai pradėti nuo tokio sistemingo to maitinimosi, nuo galvojimo apie tai, ką mes valgysim. Ne tada, kai po darbo jau alkani labai užvažiuojame parduotuvę ir ką čia suvalgyti. Tai kaip taisyklė yra prisiperkama visiškai ne to, ko reikia. Reikėtų pramastyti, pragalvoti į ateitį maždaug kas bus valgoma ir tie tokie kiekiai, pavyzdžiui, kiek kiekvienas žmogus labai individualiai, tarkim, ten sportuojančiam tiek, ne mažiau judančiam mažiau, bet porcija pati ir labai dažnai tas pasitenkinimas tuo maistu ir tas sotumo jausmas yra ne tik iš tų kiek produktų, bet kiek mes vizualiai matome lėkštėj. Tai tą įsidėjimą, tą porciją tokia normalė, didelė ir sočia, tai jeigu mes suvalgom, mes gerai jaučiamės, mes nesijaučiam nuskriausti ir kitas dalykas nėra noro užkandžiauti. Tai pakankamai yra pakankamas kiekis. Ir čia dar koks svarbus yra dalykas laikantis to režimo, siekiant susimažinti svorį, tai yra insulino kiekis kraujyje. Riebalai tirpsta tuomet, kada insulino kiekis yra žemas. O jeigu mes nuolat užkandžiaujam ir ypač tais angliavandenių turinčiais produktais, patiekalais,
Tai insulino visada kraujyje yra daugiau mažiau, bet jisai ir su dideliais, jeigu šuoliais, tai tie riebaliukai ir netirpsta mums. Tai pavalgom rimtesnį patiekalą ir bent 3 valandas reikėtų išbūti nevalgius. Aišku, tai yra labai daug įpročio toks reikalas ir dažnai žmonės nejaučia, ką valgo apskritai. Jeigu paklausus, ką šiandien valgė, ir atsimenama tik pagrindiniai patiekalai, tarkim, namuose buvo pusryčiai, tada kažkur kaviniai pavalgiau pietus ir kažką vakare. Bet jeigu imi gilintis, kiek to iš tikrųjų maisto buvo, tai buvo saldainis pakeliui ten, buvo ledai ten, degaliniai buvo krosanas su kava ir iš to gaunasi tos papildomos kalorijos, papildomas tas cukrus ir papildomi paskui tie kilogramai. Tai pirmiausia, susisteminti tą mitybą taip, kad renkamės pagrindinius 3, tarkim, pusryčiai, pietus, vakarienė. Ir tada atitinkamai ten kiekvienam irgi labai skirtingai ir pagal darbo pobūdį, kiek ten kartais norisi ar reikia. Tai yra dar gali būti 2, gali būti ir 3 užkandžiai. Nes norėjau klausti, ką daryti, kai norisi kažką į burną įsidėti. Kartais mes tokį net vos ne refleksą turime. Įsidėti kažką į burną tarp valgymų. Greit čia nubėgau, čia saldainį pagrėbiau, čia kažką. Ar to vandens daugiau gerti, net tu sakai, vis tiek to užkandžio galima. Taip, bet tik tais mes turim jį teisingai rinktis, nes aš kaip ir minėjau, kad svorį mes auginamės pagrindė iš angliavandenių. Tai tas jų perteklius, mes judame gerokai mažiau negu mityboje jų turime. Ir aš nekalbu, kur žmonės yra tikrai labai aktyvūs, jų ta medžiagų apykaita yra kitokia, jie gali. O jeigu yra sėdimas darbas, yra ten automobiliu, mes važiuojame nuo taško A į tašką B, tai tie angliavandeniai turi būti ribojami, atskiriami tik tie, kurie turi skaidulų. Taip pat renkamės ir vaisių, uogą, būtų geriau, kad tai būtų uogos. Ir kiekis tų vaisių irgi toks pakankamai nedidelis turėtų būti. Ir tie užkandžiai, jeigu mes renkamės baltymų šaltinį, tai yra skaidulų šaltinį kaip daržovės, tarkim, tai tas gliukozės šuolių kraujyje nebus, insulino didelio kiekio nebus, tas užkandis bus sotumas, maistinės medžiagos ir puikiai jausimės ir viskas bus gerai. O gali trumpai išvardinti, kas galėtų būti užkandžiuose? Užkandžiuose. Aš žinau, kad reikia per dieną mums suvalgyti saujelę riešutų. Migdolai ten kažkas irgi gali būti užkandis, ne? Tikrai ne bandelė, mūsų mėgstamos ir mylima. Kas dar galėtų būti užkandžiuose? Ar čia labai nuo mitybos plano priklauso, ar tiesiog žmogus gali turėti minty? Taip, tai yra paklausęs nuo šitos savo paskaitos. Taip, priklauso nuo to apskritai, ką žmogus kaip mėgsta valgyti. Bet tavo minėti riešutai yra labai gerai. Tarkim, mes suvalgom saujelę riešutų ir suvalgom kažkokį vaisių vieną. Arba tai bus uogų nedidelis indelis. Bus puikus užkandis. O čia džiovintos uogos ar geriau gyvos uogos? Visada geriau yra gyvos, ne? Šviežios uogos. Visada geriau. O žiemos metu geriau šaldytos. Nes džiovinti vaisiai dažnai yra cukruoti ir mes suvalgome per didelį jų kiekį. O razina yra sveika ar ne? Taip, turi puikiai, o antioksidantų, visų mineralų, visko jinai turi, bet jinai ir turi daug cukraus. Tai kokį kiekį, viena razina tikrai bus labai puiku, bet jeigu razinų yra daug, tai tada jau kitaip. Paskui dar kas iš tų tokių užkandžių, tai yra pieno produktai puikus užkandis, tai yra irgi ir baltymų mes gauname ir... Varškės sūrelis. Varškės sūrelis, tu su savo žinau tavo tas triukus. Tai šokoladinis. Jo, varškės sūrelis tai yra desertas. Tai mes jį kaip maistą, ką keisti, bet kaip mėgėjam sūrelių, tai aišku, ne visada tai atitiks visiškai tą skonį, bet yra varškė,
Yra jogurtas, yra vaisius ar uogos šalia. Ir įprastai šokoladą. Kodėl? Šokoladas, tarp Juodas. kitko, turi antioksidantų, puikiai taip pat tinka. Tik tais, kad juodas, jis iš tikrųjų turi būti juodas, nes pieniškas ar baltas, tai iš vis ne šokoladas, Taip, sakyčiau, taip. tai yra Cukrus cukrus, vienas. visiškas cukrus, jo. Bet tai va, tai dėl tų užkandžių, tai grūdėta varškė labai dažnai mylima visų, sūriai gali būti. Ypač pieno produktai, tie, kurie yra fermentuoti, raugintų produktų, bakterijos maitina mūsų žarnyną. Tai va irgi. Čia yra labai geras dalykas, kas liečia žarnyną, nes to gryno pieno mums nereikėtų vartoti, ir ypač kas turi odos bėdų. Bet rauginti pieno produktai yra labai labai geras dalykas. Kefyras, pupenis, ne? Taip, su jogurtai ir kad nepasterizuoti būtų gerai, kad tik tai būtų, kad tos bakterijos būtų gyvos. Taip pat ir sūriai visi tinka, ir varškė ta pati tinka, ir tos variacijos įvairios gali būti čia. Kiekvienas žmogus individualiai, ką jis mėgsta valgyti.